Labas, aš esu Emilija, gyvensenos medicinos specialistė. Ir šiandien noriu su jumis kartu pasigaminti sveikatai palankų desertą – datulių rutuliukus. Pasigaminsime greitai ir galėsime vaišinti svečius prie šventinio stalo. Bendrai rutuliukų masiai reikės datulių, kepintų ir sumaltų saulėgrąžų, šiek tiek kokoso aliejaus, žiupsnelio druskos ir citrinus. Datulių rutuliukų papuošimus rinkitės pagal savo skonį ir norus. Aš naudosiu kokoso drožles, sezamo sėklas, moliūgo sėklas. Taip pat į vidų galite įdėti siurprizą. Aš dėsiu riešutukus ir džiovintas spanguoles. Pirmiausia, išimkite kauliukus iš datulių ir sutrinkite datulių masę. Tai galite padaryti rankomis ar trintuvu. Įdėkite šaukštą kokoso aliejaus, smulkintas saulėgrąžas, šiek tiek druskos ir šlakelio citrinų sulčių. Viską minkykite iki vientisos masės. Formuokite rutuliukus ir juos voliokite į savo pasirinktus pabarstukus ar sėklas. Po to valandėlį įdėkite į šaldytuvą. Skanaus ir gražių švenčių!